Sveiki, šiandieną palyginsime du algoritmus trumpiausiams keliams rasti nuo vienos viršūnės iki visų kitų viršūnių. Tai kairėje turėsime Dijkstros algoritmą, dešinėje Bellmano-Fordo ir abiejams algoritmams naudosim tą patį orientuotą svorinį grafą su 5 viršūnėm ir žingsnis po žingsnio juos lyginsime. Tai pradėsime nuo A viršūnės abiejais atvejais. Į lentelę įrašome, kad atstumas iki A yra 0 ir nuo A iki visų kitų viršūnių šiuo metu yra begalinis atstumas ir galime judėti toliau. Taigi pradedant nuo Dijkstros algoritmo, matome, kad iš A viršūnės galime pasiekti tik tai B ir C viršūnės su svoriais 4 ir 2. Tai tuos svorius įrašome ir kitu žingsniu mes pasirinksime mažiausiai iš tų svorių, tai yra viršūnė C, kadangi į viršūnę C kelias yra trumpesnis negu iki B. Dabar žiūrime, kaip būtų su Bellmano-Fordo algoritmu, tai pradedame pirmą iteraciją nuo viršūnės A ir įrašome atstumus. Tai atstumas iki B iš A yra 4, atstumas į C yra 2 ir dabar baigiame su A ir galime tikrinti kitą viršūnę, pavyzdžiui B. Tikriname išeinančias briaunas iš viršūnės B ir matome, kad iš jos jau galime pasiekti viršūnę D su atstumu 6 ir viršūnę E su atstumu 7, kadangi 4 plus 3 yra 7, o 4 plus 2 yra 6. Ir taipogi dar matome, kad iš B galime nukeliauti į C, tačiau atstumas būtų 4 plus 3 7, kai tuo tarpu į C galime nukeliauti už 2. Su B viršūnė iteraciją baigiame ir tikriname su viršūnė D. Iš viršūnės D nėra jokių išeinančių briaunų, todėl ją praleidžiame ir tikriname su viršūnė C. Matome, kad iš viršūnės C yra 3 išeinančios briaunos. Šiuo metu į C viršūnę galime nukeliauti su svoriu 2 ir iš C taip pat galime keliauti į E, kas būtų atstumas 7, taip pat kaip ir iš B, ir į D taip pat būtų atstumas 6, kaip ir iš B, tai nieko neatnaujiname, niekas nepasikeičia, tačiau matome, kad iš C taip pat galima nukeliauti į viršūnę B su svoriu 1, kas mums pagerina dabartinę kainą 4, tai įrašome B trumpiausią atstumą 3, kadangi į C galime nukeliauti už kainą 2 ir iš C į B galime nukeliauti už kainą 1. Patikriname visų viršūnių išeinančias briaunas ir galime judėti toliau. Taigi grįžtame prie Dijkstros algoritmo, kadangi pasirinkome viršūnę C praeitame žingsnyje, būtent ją aplankėme ir dabar jau žiūrime išeinančias briaunas iš C ir matome, kad galime nukeliauti į B už vienetą, kas mums pagerina praėjusią kainą, todėl įrašome trejetą, nes tai geriau negu keliauti iš A. Taip pat galime keliauti į D už 4, kas yra 2 plus 4 yra 6. Ir taipogi turime išeinančią briauną į E, kas mums suteikia svorį 7. Ir nes turime 2 plus 5, iki ją kaina 7. Tai iš visų šitų kainų mes renkamės mažiausią kainą iki viršūnės, kurios dar neaplankėme, ir tai yra viršūnė B.
ją išbraukiame ir turime neaplankytas viršūnes D ir E. Toliau grįžtame prie Bellmano-Fordo algoritmo ir vėl tikriname visas viršūnes, ieškodami atsinaujinusių svorių. Tai iš A į B ir iš A į C niekas nesikeičia. Toliau tikriname visas viršūnes paeiliui. Tęsiant nuo viršūnės B, matome, kad iki D atstumas dabar jau yra nebe 6, o 5, kadangi iki B atstumas yra 3, o iš B į D yra 2, tai užbraukiame 6 ir rašome 5. Toliau tikriname išeinančią briauną į viršūnę E ir matome, kad taip pat atstumas jau bus nebe 7, o 6, kadangi atstumas iki B yra 3 ir plus 3 iki viršūnės E yra 6. Taigi atnaujiname naujus svorius, tuomet patikriname dar kartą su C viršūne ir matome, kad taip pat kaip praeitoje iteracijoje svoris nėra geresnis nei iš A į C, todėl paliekame 2. Taigi keliaujame toliau. Grįžtant prie Dijkstra algoritmo, prisimename, kad mes pasirinkome trumpiausią kelią iki neaplankytos viršūnės, kuri buvo B, ir dabar tikriname išeinančias briaunas iš viršūnės B. Taigi tikriname išeinančią briauną iš B į D ir atnaujiname svorį, kadangi dabar turime atstumą iki B 3 ir iki D turime 2, kas yra geriau negu 6. Tai įrašome naują svorį, toliau tikriname su viršūne E, tai išeinanti briauna į E yra su svoriu 3, 3 plus 3 yra 6, kas yra geriau nei 7, įrašome 6 ir su C taipogi niekas nesikeičia, nes iš B į C nukeliauti nėra geriau negu iš A į C už atstumą 2. Taigi žiūrime, kuris atstumas yra mažiausias iki dar neaplankytos viršūnės ir tai yra D, būtent iš D viršūnės kitų žingsnių žiūrėsime išeinančias briaunas. D ištriname ir neaplankytos viršūnės lieka E. Toliau vėl keliaujame prie Bellmano-Fordo algoritmo, vėl pertikriname visas išeinančias briaunas iš visų viršūnių. Iš A išeinančios briaunos nieko nekeičia. Tikriname vėl išeinančias briaunas iš viršūnės B. Matome, kad jos taipogi nieko nekeičia. Atstumai iki D ir E išlieka tokie patys. Vėlgi iš viršūnės D niekur nukeliauti negalime, tai D praleidžiame, keliaujame prie viršūnės C. Tikriname išeinančias briaunas iš viršūnės C, matome, kad taipogi niekas nesikeičia, iki B atstumas išlieka 3, iki D išlieka 5, kadangi iš C atstumas būtų 6, tai nėra geriau už 5, atstumas į A būtų 7, tai nėra geriau už 6, baigiame su viršūnės C. Na ir galiausiai patikriname iš paskutinės viršūnės E išeinančią vienintelę briauną į D su svoriu 1, tai nieko nekeičia, kadangi dabar atstumas iki D yra 5, o iš E į D būtų 6 plus 1, 7, tai nėra geriau. Taigi, su tuo iteraciją baigiame ir keliaujame toliau. Kadangi viršūnė D neturėjo jokių išeinančių briaunų, tikriname kitą išeinančią briauną su kitu mažiausiu svoriu, tai būtų briauna į viršūnę E, iki kurios atstumas yra 6. Ir dabar jau esame aplankę visas
viršūnės su trumpiausiais keliais, nebeturime daugiau neaplankytų viršūnių ir galime nubrėžti jau tą trumpiausią kelią. Taigi gavome tokį trumpiausią kelią iš viršūnės A iki visų kitų viršūnių. Su Dijkstros algoritmu baigiame, o su Bellmano-Fordo algoritmu taip pat baigiame, kadangi praeitoje iteracijoje nepakeitėme jokių svorių. Tai reiškia, kad grafe turime trumpiausius atstumus iki visų viršūnių ir darbą galime baigti.